Kaip jau visiems mums žinoma, neseniai jūs paskelbėte, jog grąžinama šauktinių kariuomenė. Tačiau akivaizdu, jog 3000 šauktinių į metus nepakankamas skaičius galimai Rusijos agresijai atremti. Girdėjau, kad turite sprendimą šiai problemai išspręsti. Jūsų ekscelencija, gal pasidalintumėte juo? Žinoma, šiuolaikinis jaunimas daug laiko praleidžia prie tokio internetinio video žaidimo pavadinimu Counter-Strike Source. Mes pasitarėme su krašto apsaugos ministru ponu Oleku ir nusprendėme, jog mums pavyks padidinti savanorių kariuomenę, ugdant jaunuolių patriotiškumą ir taip skatinant juos ginti tėvynę. Todėl nusprendėme pilietiškumo ugdymą jiems pravesti jiems labiausiai prieinamoje erdvėje – internete. Kalbės jos Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Mieli Lietuvos žmonės, gerbiami. And norms in the energy sector contributes to continuing tension. Ten yra. Netgi man atrodo. Kalbės jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Mieli Lietuvos žmonės, gerbėmieji svečiai. Šią dieną, prieš 92 metus, 20 tautos šviesuolių pasirašė nepaprastai svarbų dokumentą. Čia Kolis vakar buvo šiandien Vasario 16-osios nepriklausomybės aktą. Jis skelbė, kad Lietuvos taryba atstato nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje. Ir ta valstybė be gnybnešių. Tai jūs norite pasakyti, kad šis jaunuolis jūs pasiuntė ir jūs nieko į tai? Ne, ką jūs? Manau akivaizdu, jog šis jaunuolis buvo užverbuotas Kremliaus. Todėl susekę jo IP adresą išsiuntėme operatyvinį STT dalinį šiam incidentui ištirti. Na, nežiūrėkit, taip juokauju. Not for cooperation. Lack of clear and global accepted rules and norms in the energy sector contributes to continuing tension. Ir va, kas čia per pydaras, visą proto natas. Greičiau, eik čia. Kalbės jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė. Ir tą valstybę atskiria nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Šie tobulai surikiuoti žodžiai tiksliai nusakė kelią, kurį pasirinko lietuvių tauta. Kelią, kuris pareikalavo atkaklos darbo. Kelią, kurio tebeiname iki šiol, toliau kurdami ir stiprindami savo valstybę. Be Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos, be nacionalinių sąjūdžių ir sukilimų, be knygnešių ir lietuviškos kalbos, būtų sunku įsivaizduoti nepriklausomybės akto atsiradimą. Laisvės siekis suvienijo tautą lemiamam žingsniui. Atstatyti priešų sugriautą valstybę. Iškiliausių tautos atstovų parašais patvirtintas there is an inequality in energy accessibility. Existing energy dependencies remain a cause of abuse, not for cooperation. Lack of clear and global accepted rules and norms in the energy sector contributes to continuing tension. Ateina dar vienas. Bet tai čia yra prie pat
istorijos taip neišgirdau informaciją kaip per šitą. Šis laisvas Visada prašom.